tokias mediniam padais mediniais prie vokiečių. Nu tai jisai apsiavus, tik pasnigta, pabėgiais tais, nu nepainu jokių būdų. Tai aš įsėmiau ant vilnonių kojinių, pažiūrėjau Vytas, kur jau prie Kazlų Rūdos, žinai kaip matosi toli. Prie Kazlų Rūdos aš dar likus, aš įsėmiau batus tuos į ranką ir nuėjau. Nuėjau į pamokas, nepavėlavau ir nesirgau nei biškį. Tai jau tada jau traukiniu negalėjau važinėti, turbūt nevaikščiau tos automatricos jau. Ne visada eidavau, ne tuo laiku, tai kai iš ryto. Aš kai dar būdavau žiemą važinėdavau automatricą, tada prie Škarą, prie Smetonos. Automatricą, o pavasarį brangus tas bilietas, tai pėsėdom. Tai mes pusiau, tai žinai, berniukai, tai pusiau bėgte, įsivaizduoju, ir mes dar kad aš anksčiau... labai bijodavau eiti per tą Nu tai mišką. mergaitė, tai o mes... Ne, aš todėl bijodavau, kad kur žingsnį kapas, kur žingsnį Nu tai po kapas. karinis, jau O tu eini buvai tuo metu, tamsiai. aš prieš karą. Įsivaizduoji tamsiai, eini vienas vaikas mergytė. Nugi tiesiog baisu vieną kartą eito rodo, kad tas kapas juda. Aš prieš karą, matai, tas kapų Jau nebuvo. praeina pro tuos. Tai buvo kapeliai, tik tie tokie miške tenai buvo. Nu jo, Jau kapeliai. Tai ką, palei Gelžkelį buvo tie palaidojimai pokariniai? Nu kiek tas geležinkelis, gal už 4 metrų geležinkelis, o Ne. eini. Tai kaip ta pagų, taigi išmesdavau belaisvį ir ten įkasa žmonės Rinkimą, taigi rado. įsivaizduoji, nu tai Belaisvis kaip eisi mėgdavo. geležinkeliu lietus, ar kas irgi bijai. Jeigu belaisvis numirdavo, tai ten tai išmeta iš vagonų ir viskas. O žmonės paskui užkasdavo, Žmonės užkasa tada iš kapą. kapeliai do kapeliai. Tai dabar ten likę tie, kad... Kas dabar ten surinko, gal nesurinko, sulygino ir kas man tas yra. Nu dabar nežinau, o taip įdomu. Tie vokiečiai. Pieškom, kad dabar pieškom neina į tą Kazlų Ten Rūdą. mėdė ir vokiečiai mėtė, ir rusai mėtė. Visi kas netingėjo. Vienas kito prieš. O tai kaip tas klumpės tėtukas, kaip jisai, iš ko jis darydavo? Medžio, iš O drožio. iš kokio? O iš O kokio? čia iš Alksninio? medžių, iš gramdo. Tai aš sakau, reikia įrankį turėti iš gramdo. Ką? Tokius Nu, turėdavo skaptukus tuos kaip- Ir odinį viršų padaro. Taip, O čia batukas, viską gražiai, nu, bet tai įsivaizduoji sniegu. bažnyčiose. Pasnigta, eiti klausyk, jeigu tau limpa tas sniegas, Kur tai tu šito tuos batus kojų nupirksi? pasidaro nepaini, nu tai ką Karas jis buvo, yra. tai tų batų iš visų. Oi, visokių istorijų. Eidavom šitą Danutę Kudavičiūtę, tai ir turiu prisiminti. Mokėmės. Ten Kudavičių šitų O Janė Žebrauskų labai bijodavo žalčio. O ant Tai Kudavičių šitą tai- pagauna žaltį. Palauk, ant Suka kada... šitaip savo apie galvą tą žaltį, o šitą atsijėpė miške. Ne, o pas mus kambarį vaikščiodavo. Kudavičiūtė, Bet ant Kudavičiūtė tai to, kur seniūnų buvo. Jo, mirus. Bet jo sūnų gi sušaudė rusai. Nežinau. Anksčiau, karo metu. Jie buvo paimti į kariuomenę ir Tai pabėgo. broliai jos gal. Ir pabėgo, jos broliai, aš A, tai kalbu. broliai. Ir pabėgo jie. A, tai žinau, Bet 7. sūnuką jį ten jos sušaudė, jos pagavo. Atsimenu, Suvalkų atsimenu. miškuose. Šitą žinau, ne, bet Ir dar vien. įsivaizduoju, ką sušaudė rusai ir priteisė iš tėvų dalį torto atimti. Nu, tai pasakoja kažką. Tai. O dabar jau nei vienos nėra, nei Janė Žebrauskų, nei tai dar Staselė Valaičių, va, tai vargsta vargšys. Keli metai ant papilų. O taip tai jau nieko. Aš dar laikausi. Tai jūs stipri kaip kažinkas, blynus kepat savo aikštinėjat aukštyn žemyn. Nu tai ką, jinai 3 metai už mane jaunesnė. Kiek? 3 metai. Nu tai iš vis, teta. 3 metai, tai man jau. Čia jau yra. 51. O tau dar 55 turbūt. Tai yra 8. Tai yra 80. Nu tai va, tai čia nu, jum iš A vis. 78? 78. Taigi tau jau už savaitės gimtadienis. Nu, tai čia tik gimtadienį, tai taip greit ateina, kad Nespėji. Nespėjau skaičiuoti. Skaičiuoti nespėjau. Tai bus vieni, ne, dabar? Tai dar nėra vieno.
Tai kiek Julija iš tikrųjų, taip neprisimeni kiek. Kokios jai. 86, Manęs kažkiek klausė. 7. Tai buvo